Tai sveikos Simona, Edita ir visi, kas nusprendė pasižiūrėti, pasiklausyti mūsų. Šiandien mes nusprendėm pasidalinti savo patirtim, kaip mums pačioms sekasi gyventi pokytyje, daryti tuos žingsnius kasdienybėje ir galbūt kažkas bus naudinga ir jums pasiimti kokią mintį, idėją, nes laikai yra tokie, kai viskas labai greitai keičiasi ir mes turim prisitaikyti, būti lankstus ir galim pasidaryti taip, kad būtų gyvenimas, bent jau požiūris į gyvenimą lengvesnis, džiugesnis, kur daugiau grožio, daugiau laisvės ir gėrio. Tai Edita, gal pradėsiu nuo tavęs, nes tu šiandien esi jau užbaigusi savo 3 dienų askezę ir labai įdomu sužinoti daugiau apie ją ir kaip tu jautiesi ir ką tu praėjai ir koks buvo tikslas tos askezės. Labas mergaitės, labas visiems. Tai kaip ir žadėjau, Giedrei, nes jinai mane kvietė dalintis, kai aš pirmadienio ryte nusprendžiau daryti tą askezę, tiesiog tai pajutau labai lengvai ryte, bet žinoma, protas priešinosi visiškai askezei 3 dienom, aš esu tai dariusi ir man tai jau kaip ir nieko naujo, bet tiesiog pajutau, kad noriu kažką atlaisvinti savyje. Tai Giedrė mane pakvietė dalintis tuo procesu, bet aš sakau, labiau noriu būti savyje tas dienas, nes ir kūnui truputėlį reikia to tokio susitelkimo į jį ir reikia to poilsio labiau. Tai prižadėjau, kad kai baigsiu askezę, aš tuomet pasidalinsiu savo šituo etapėliu, kurį praėjau, bet nieko ypatingo kaip ir neįvyko labai, nes nebenauja ta patirtis ir tarsi protas vienu momentu toks tarsi nusivylęs, ir ką tu čia nuveikai, ką tu čia padarei, kas čia įvyko, bet iš tikrųjų tai labai jaučiu, kas jaučia, pavyzdžiui, kitiems žmonėms visiškai nepriimtinas tas askezė, tas badavimas, maisto atsisakymas. Man tai labai subalansuoja būseną mano. Tiesiog šį kartą nebuvo visiškai jokio alkio, bet matant maistą, žinoma, atrodo, kad norisi to, norisi ano, bet tuo metu labai gerai pasistebi, kaip emociškai kartais mes valgom, kaip norim susikelti kažkokią tai būseną per maistą, ar ne, nuraminti save, ar vėl kažkokią tai emociją išsišaukti, ar jauseną. Tai labai buvo gerai tai pastebėti, bet šį kartą buvo tokia visiška ramybė ir tiesiog kūnas jautėsi, kaip jisai ilsisi nuo to virškinimo proceso. Tai tas dienas tikrai buvo labai ramu, svaigo galva, bet aišku, čia tokia irgi vyko galvoje, jutau, tarsi neuronai ten persijunginė, naujai vyko, tokias įtampėlės ten buvo, bet tokių labai nemalonių kažkokių fizinių dalykų nestebėjau, tik vakar vakare pajutau, kad labai tokie vyksta tarsi nelabai smagus, nekomfortiški dalykai kūne, tarsi labai fiziškai sujautrėja ir tarsi pradedu jausti, kaip net neuronai persijunginėja, net ląstelės, kai kurios ten kažkoks pokytis jose vyksta. Ir toks nebuvo labai malonus procesas, toks kūnas tarsi sunerimęs, sudirgęs ir supratau, kad viskas jau reikia tą patirtį nutraukti, nors aš taip ir planavau, bet tuo pačiu jutau, kaip mes, sakykime, esam veikiam daugiamatiškai, ar ne, per savo tuos sąmonės lygmenis įvairius, ar ne, kaip žemiškas lygmuo, žemiškas fizinis kūnas, tas aukštesnis lygmuo, jau sąmonės, kažkur ten tie energetiniai lygmenis. Ir kai kažkuriam nesvarbu, sakykime, susitelkiam į tą energetinį lygmenį, tai taip pat gaunam tą poveikį ir fizinį kūną. Kinta visi lygiagrečiai, kurį mes lygmenį beužjudintumėm. Tai šį kartą aš susitelkiau į tą fizinį lygmenį ir jutau, kaip užjudėjo ir tie visi kiti lygmenys. Ir tos emocijos, emocinis lygmuo, tas mentalinis lygmuo, minčių lygmuo ir labai atlaisvėjo. Mano intencija
mes su Giedriu turim, kad išsikelsim tą intenciją, kada mes tyrinėjant tą naująją gausos sąmonę, naująją gausos dėsnį, dar kartą pasikartosiu, kad jis veikia visiškai kitaip negu toj mūsų senoji realybėje veikęs dėsnis, tie gausos principai visi. Ir mes jį tyrinėjam ir išjaučiam savimi, materinam savimi, išjausdamas tas naujas savybės, naujas vertybės, kaip jisai gali ateiti į mūsų tą erdvę, į tą fizinę erdvę, kaip jisai gali įsimaterinti. Tai mes įsikėlėm tokią intenciją, kad labiau atverti tą gausą ir savyje. Man gausa buvo dabar tokio laisvės vidinės. Dar daugiau aš truputėlį, bet dabar iš tikrųjų dar esu nevalgius tikrai 84 valandas ir tos mintis nėra labai, kad sklandžiai dėliotųsi, kartais Viskas gerai. Gerai, Edita. Ir tiesiog patirti tą laisvę visame kame ir tame pačiame ir toj gausoje, kad išjausti, kaip jinai naujai ateina. Kad tas atlyginimas tarsi, sakau visatai, aš einu į askezę, dabar aš leisiu kūnui pailsėti, labiau būsiu pralaidesnė tiems srautam, labiau jausiu, darysiu jos galbūt tokia jautresnė visam kam, bet aš tarsi išsikeliu intenciją, kad už tai aš noriu patirti tą gausos sąmonę labiau, tvirčiau, aiškiau, kaip jinai per mane reiškiasi, kaip jinai per mane ateina, kaip jinai reiškiasi šitoj fizinėje erdvėje. Tai va, tai tiek mano pasidalinimo. Labai gerai. Labai įdomu, Edita, tai galėsim šiek tiek vėliau pereiti ir prie tos tavo atradimų, jau išsijautimų apie gausos sąmonę ir kokias tu dovanas jau gavai. Iš tikrųjų. Ir aš noriu gal šiek tiek dar prisidėti prie, kai mes pirmadienį, tai čia buvo prieš 3 dienas, taip, prieš 4, kiek čia, šiandien ketvirtadienis, tai prieš 4 dienas, Edita pasidalino savo to noru pradėti tas iškrovas tokias dienas, nevalgymo, ir man kilo mintis taip pat prisidėti, ją palaikyti. Tai aš nusprendžiau savo namuose apsitvarkyti, išsivalyti nuo seniai užsistovėjusių tokių dokumentų, visokių užrašų, dienoraščių, taip pat drabužių spintoj nuo tokių drabužių, kurių nebenešioju, kurie nebepatinka, kurie tiesiog guli kažkur kampe ir tas 3 dienas aš irgi sąmoningai skiriau tam kažkur po 2 valandas peržiūrėti, kur galiu išmesti, kai ką padovanojau ir taip pat su ta intencija, kad aš irgi noriu tyrinėti, kaip tas paleidimas to seno, tų senų energijų užsistovėjusių, ką tai duoda, koks tas jausmas, tas išlaisvėjimas, kad išvalai kažkas ten, ateina kažkas naujo, tas laisvumas, pralaidumas. Ir iš tikrųjų irgi galiu pasidalinti, kad labai pajutau nuo pirmo prisėdimo prie dokumentų, buvo labai vidinis toksai džiaugsmas, kad aš tai darau, kad aš susikaupiau ir labai toks lengvumas išmesti, paleisti. Nes ką aš stebėjau anksčiau, turėjau tą savybę prisirišimo ir man būdavo noras kaupti. Tai čia pas daugumą, ne? Visos linksit. Turbūt iš tėvų, iš protėvių tas yra atėjęs, kad mes kaupiam, gal prireiks, gal dar panaudosiu. O dabar jau tas lengvumas, kad aš nusprendžiau viskas drąsiai, liktai, ką reikia, leidžiu pasilikti, nes stipriai tada ir pajaučiau. To nemetu, tą dar pasidedu, bet pasidedu į tam tikrą vietą, kur žinosiu, kur pasiimsiu, o šitą išmetu. Ir labai buvo geras tas jausmas, kad paleidžiu ir kartu ir tuos prisirišimus paleidžiu. Ir kas dar labai smarkiai iškilo, kas man labai patiko, kai radau savo dienoraščius ir pamačiau, kaip aš ten
pavyzdžiui, didžiulis vienas sąsiuvinys, kuris skirtas, pusę metų aš ten rašiau. Ir ten datos. Ir diena po dienos, diena po dienos. Ir man iškilo toks dėkingumas savo pačiai tam nueitam keliui iki dabar, nes aš dabar, kokia aš esu pakitusi ir nauja. Ir tai yra tų žingsnių kasdienių, to nuoseklaus darbo, savianalizės, savęs auginimo, visokių seminarų, renginių, taip toliau. Ir tai yra tas įdirbis. Ir aš, kai pamačiau tuos dienoraščius, kaip aš ten viską kruopščiai rašiau ir kiek tam skiriau laiko, man toks dėkingumas iškilo savo pačiai, ir tiems darytiems žingsniams, kad labai didelė dovana iš tikrųjų. Tai tvarkais ir gauni savo dovaną, tokį kaip ir patvirtinimą tų lobių, kurie yra viduje. Tai aš radau tuos lobius ir apdovanojimą tokį savo. O su ta pralaisvėjusia energija, tai aš manau, kad tikrai ją ateis, nes jau ką gavau dar iš išorės, kad man kilo impulsas dalintis stories socialiniuose tinkluose, Facebook'e, Instagram'e. Ir aš pastebėjau, kaip mano draugės seka, kaip irgi užsikrečia, tarytum įsitraukia. Ir aš ten radau tokią knygelę su kortomis apie augalus. Ir tiesiog nesinorėjau nei išmesti, jinai kaip ir nauja, nelabai naudota. Įdėjau iš karto viena parašė, kad labai norėtų, ir jinai pasirodo gyvena visai netoli, mano rajone, atėjo, man padovanojo purškiamo hidrolato veidui, ir aš jau gavau fizinę dovaną. Ir tas kaip yra smagu, duodi, gauni. Tas toksai, kai negaila atiduoti, ir tada žmogus ateina, iš viso širdies tau duoda tą savo, iš gausos savo, tu iš savo gausos, jisai iš savo gausos. Tai tai aš jau biški čia nuėjau į gausos tuos dalykus, kuriuos sakiau, kad pasižiūrėsim vėliau, tai save stabdau ir tada kviečiu Simoną prisijungti ir papasakoti apie savo pokyčius, apie kame tu šiandien gyveni ir kas tau aktualu. Tai labai įdomu išgirsti. Labas rytas. Tai, ką jūs pasakojot ir kuo dalinotės susitarusios sąmoningai, man taip gavosi, kad jungiausi prie jūsų visiškai nesąmoningai, nes taip pat per šitą nuo savaitės pradžios šitą kelių dienų laikotarpį gavosi, kad susitvarkiau irgi senus dienoraščius, atradau daug savianalizės per emocijas, per santykius, per tokio daug vidinio ir skausmo, ir tokių negražių dalykų, per ką aš tuo metu ėjau. Ir visą tai gulėjo. Tiesiog pas mane svetainiai po stalu. Tai šviežiai visai, neseniai prieš porą dienų tai sudeginau, irgi su dideliu atlaisvėjimu ir dideliu dėkingumu ir džiaugsmu, kad atsilaisvino visą tai, nes šiek tiek praverčiau, perskaičiau ir pamačiau, kad dabar šiandieną tai jau nebesu aš. Tai buvo mano kelias, tai buvo tos akimirkos ir tų momentų versija manęs, per ką aš ėjau, ir dabar skaitydama mačiau, kad neberezonuoja, kad to nebėra, kad tai yra paleista, tai yra atlaisvinta, išvalyta, o viso to, ta sankalpa materialinė, visi tie užrašai tiesiog gulėjo. Tai tikrai buvo labai gera ir paleisti paskutinį tą tokį žemišką dar apčiuopiamą įrodymą to, kokia buvau, nes kažkaip net ir nebėra noro prisiminti, traukti tų dalykų. Dabar galvoju, net nesurandu tam priežasties ir tikslo, kam tai bereikėtų daryti. Nes tai vėlgi dėmesys tada nueina į praeitį, nueina į tą savęs versiją, kokia jau nebesu. Čia bendrai paėmus kalbant, ar ne, kaip nenaudinga prisiminti tų dalykų yra, ir tiesiog tada tą laiką galima skirti fokusui į save dabar arba į kažkokį tai tikslą.
Taip pat lygiai ir su rūbais. Tai, ką tu dalinaisi per tas 3 dienas, tai užsikrėčiau ir taip pat ruošiuosi labai greitų metų visą tą padaryti, nes nuo to sudeginimo dienoraščio, netgi degant jų kieme tam dienoraščio, aš bėgau dar pasižiūrėti stalčius, ar nėra kokia užsilikusią dar iš seno dienoraščio, mane ten irgi krūvas jau buvo, bet pasirodo, kad padariau šitą darbą kažkada jau anksčiau ir neberadau nei vieno. Tai taip pat jautėsi impulsas eiti ir prie spintos. Tai įvyks irgi greitų metų. O kai Edita kalbėjai apie maistą, pajutau irgi tokį skirtumą, bet čia reikia iš tikrųjų dėmesio ir susitelkimo į save pajausti, nes pastebėjau, kad kurį laiką jau valgau tiesiog iš įpročio, nes yra pusryčiai, yra pietus, yra vakarienė, yra senas nusistovėjęs tikėjimas, kad taip yra sveika organizmui, kad per pusryčius vienokios rūšies maistas, per pietus kitokios, vakarinį dar kažkokios. Ir aš pastebėjau, kad dienos metu didžiąją dalį visų tų valgymų valgydavau tiesiog, nes taip įprasta. Nors galbūt kūnas sakydavo, kad aš dabar nenoriu valgyti. Arba galbūt aš noriu ne kotleto, aš noriu tiesiog arbūzo gabalą. Ir man pietums gali būti, kad visai užtenka. Nes taip pat buvo įsitikinimas, kad, tarkim, vaisiai ar kažkokia ten riešutų sauja, ar ten džiovinto mango gabalėlis negali būti pietus. Tai užkandžiauju tokių dalykų ir tada einu valgyti stiprių pietų, nors mano pilvas jau pilnas. Tai vien dėl to, kad įsivaizdavau, kad taip reikia, nes pietus turi būti rimtas, šiltas, ar mėsa, ar žuvis, ar dar kažkas. Tai jau kurį laiką, kelias dienas stebiu, kad siunčia kūnas impulsus, kada jisai nori, kada nenori, ko nenori. Ir aš lyg jį dar ignoravau iš įpročio, iš tokio seno, iš inercijos važiavimo. Tai į šitai taip pat dabar labai smarkiai atsisuku ir patyrinėsiu, kaip iš tikrųjų jaučiasi, ko tas kūnas prašo valgyti ir ko jisai nenori. Ir patrauksiu senus įsitikinimus, kad pietus turi būti tokios formos, ar ne? Ir leisiu savo, tarkim, pietauti, arbūzas ir riešutų sauja, jeigu taip norisi, ir nesukti galvos, kad taigi aš nieko čia nepavalgiau rimto ir reikia eiti čia kotletą išsikepti. Tai apie ką jūs dabar kalbėjot, labai jaučiasi šitie dalykai, kas su tuo susiję, o kas dar asmeniškai iš manęs eina. Jaučiasi taip pat, kad laisvą laiką stengiuosi užpildyti kažkokiais dalykais, kurie man anksčiau atrodė prasmingi ir kad čia dabar reikia, turiu laisvą laiko, tai gal aš dabar paskaitysiu knygą, arba gal čia, net nežinau, dabar nesugalvoju, ką dar. Ir tuščia galva, atrodo, yra laisvas laikas, kurį galėčiau įprasminti ir jaučiu tą tokį pasikeitimą, kad lyg ir tie senieji dalykai, kas anksčiau traukė, nebe taip traukia, bandau pritempti, nes tik juos žinau ir jie nebetinka. Tai dabar kažkoks toks tuštumos periodas, kur tai, ką anksčiau mėgau daryti, atrodo nebetraukia ir toks galbūt ir vidinis liūdėsiukas, o tai ką tada, apie ką tada aš esu, tai ką aš noriu veikti ir kol kas stebiu, kaip dar tuštuma, kaip dar neateina, dar neatėjo tie nauji dalykai, o galbūt tiesiog labiau tą dėmesį fokusavau ir telkiau į tai, kad pastebėdavau, kad ir šito nebenoriu, šitas čia nebeįdomu. Ir toks galbūt vidinis labiau svarstymas, kad ir stebėjimasis, kas čia dabar vyksta, vietoj to, kad galbūt susitelkti tą vidinę ramybę ir tiesiog iš jos palaukti ramiai, kas išnirs, kas iškils, kokie nauji galbūt pomėgiai, poreikiai, ar kitokio laiko praleidimo kažkoks tai forma ateis. Tai jaučiu, kad reikia save šitą vietą nuraminti ir stabdyti ir nepanikuoti, nes protas biškį pasimetęs, o tai apie ką aš dabar esu, tai ką aš dabar veiksiu. Ir jautėsi, kai buvo netgi momentas, kai tą visą tuščią laiką, kur atrodo nieko nesugalvoju, ką prasmingai nuveikti, aš skirdavau darbui. Ir tiesiog dirbdavau, pervargdavau, tada apsidairau, kad namai liko netvarkyti per tą laiką, pomėgio iš viso jokio nebenuveikiau, nes užkišau tiesiog iš baimės
nežinoti, apie ką aš dabar esu, tiesiog užkišau tą dėmesį ir laiką darbų. Tai iš tikrųjų įdomus tie tokie vidiniai pasikeitimai. Juos stebint protas šiek tiek panikuodavo dar ir prikišdavo ir netikslinių reikalų, bet viską pastebiu. Jeigu prireikia tam kažkiek laiko, to laiko skiriu, atsičiūchinti, taip sakant, ir pastebėti, kur protas dar žaidžia iš pasimetimo ir iš baimės. Ir tikrai su smalsumu žiūriu į tai, kas turi ateiti. Ir dabar jau stengiuosi palikti tą tuščią laiką, tuščią erdvę ir pažiūrėti, kas į jį nori ateiti, o ne užkišti jo tuom, kas tiesiog iš inercijos eina, iš baimės palikti jį tuščiai. Labai pažįstamas, Simona, tas tavo jausmas, kai nebežinai, ką veikti, kai kiti tie seni dalykai, įpročiai jau kaip ir nebeaktualūs, nebetinka, nebesinori jau. Ir mes tikrai labai įpratusios nuolat kažką veikti. Va tas aktyvumas ir viską užimta, lyg kažką dirbi, kažką ar tai tvarkai, ar tai čia rūpinėsi vaikais, ten tėvais, ane, su kažkuo komunikuoji, bendrauti, bet ne taip paprasta yra išbūti toj savo su savimi ir toj savo turbūt vidiniai erdvėj. Ir Edita, tu čia pas mus dabar tokia meistrė, man atrodo, to buvimo su savimi, pasidalink apie save šiek tiek, kaip tau irgi ne visada tai buvo. Taip, aš tikrai buvau labai veikli, mano protas labai aktyvus ir va tokiu periodu, kur ten tyla, tuštuma ir nieko neveikimas, tai man tarsi buvo neįsivaizduojama mano protui. Ir galbūt va dabar sujungsiu tuo, ką norėjau pasidalinti, apie tai, kad kažkur rudenį pajutau, kad nuščiuvo visa mano erdvė. Pasitraukė mano veiklos, dar ne visiškai, dar iki naujų metų kažką tai dariau, bet tarsi visiškai esu skatinama atsigręžti save ir nieko nedaryti. Ir žinoma, protas labai priešinosi, nes tai susiję su finansiniu srautu tuomet, ar ne, jeigu aš teikiu prioritetą savajam augimui, savai brandai, su savim buvimui, tai tada tarsi nukenčia ta kita pusė. Bet tarsi su tuo nieko nebuvo įmanoma padaryti, tai buvo toks tiesiog vidinis tas vedimas. Ir turėjau tam paklusti ir atsigręžti į tą save, į tą savo tylą ir skirti tą prioritetą šitam etapui. Ir aš tikrai esu labai dėkinga už tai. Nesvarbu, kad iš išorės galbūt atrodo, kad nukentėjo kažkurios kitos mano sritis, bet aš gavau tokį didžiulį augimą per šitą periodą. Per išmokimą girdėti savęs, į susitelkimą į tą savo tyrąją ašį, į tą savo grynąją sąmonę ir iš ten jau girdėti visus impulsus, visas žinias, kurios man reikalingos. Aš irgi čia buvo momentas, kai aš tryniau viską, visus senus failus, visą tą kietąjį diską iš visur ir iš energetinio lygmens, kas ten buvo mentalinio lygmens susikaupusio tiek fizinė erdvė iš kompiuterių ir telefonų. Tai iš tikrųjų tarsi ta senoji informacija visiškai nuėjo, jinai pasitraukė. Ir vat čia merginos, ką jūs kalbėjot, man toks jausmas, kad mes tarsi atsisveikinam su senaja savo tapatybė, ar ne, kokios buvom dienoraščiuose, ar kažkur, ar netgi ir tuose pačiuose rūbuose, kaip šiandien Giedrė įvardino gražiai, kad mūsų naujosios tapatybės, mūsų seniai rūbai nebetitinka ir tarsi, kad ir yra jų daug, tarsi neturi ko apsirinkti. Čia senas moterų tas toks posakis, bet iš tikro mes visiškai kažkaip jau naujai žiūrim į pakitusią save ir žiūrim, kokia ta naujoji aš, ar ne, kokia ta naujoji mūsų tapatybė. Tai va, tai aš turėjau tikrai tą tokį laiką labai gražų, didžiulę laisvę, nieko nedaryti ir būti su savim. Tai iš tikrųjų, kaip sakau, man protui nešė didžiulę sumaištį, didžiulį chaosą. Kaip tu dabar nieko nedarai, tu neini ten, kad ir, sakykim, kursų kažkokio vesti, ar kažkokiu dalyku daryti, ar kažkokio fizinio darbo dirbti, tu neini. Bet vidinis pojūtis, vidinis žinojimas, tiesiog būk čia ir dabar ir išsijausk visus tos dalykus, paleisk prisirišimus, padaryk, kas reikia, bet čia ir dabar.
Ir tarsi iš šono žiūrint namų šeimininkė, ar ne, ir kaip iš tų vertinimų, ar ne, ir tarsi nėra kažkokios veiklos, nėra realizacijos. Ir aš pati momentais jausdavausi labai pasimetus, kaip čia yra. Ir kur pabandau truputėlį paeiti, nepaeina, ir supratau, kad ne, stop, vėl grąžiname su į pačią save, pabūti su ta savim ir išmokti būti su ta tyla, su ta tuščia erdve, ten susivokti ir ten susidėlioti po truputėlį, po mažą žingsnelį, niekas neduoda viso plano, tiesiog dėlioti, žengti po tą mažą žingsnelį. Tai prie to pačio pasidalinsiu apie šitą visą mano kelionę ir gausos tą tyrinėjimą, kas atsivėrė man dabar būtent šito periodu. Ir galbūt pasidalinsiu pavyzdžių, kokia materija vyko tie dalykai, kurie patvirtina tą mano kelią. Nors atrodo, kaip sunku net į žodžius įvilgti ir įvardinti tai, kad mes su Giedre, kai pajautėm, kad prie mūsų prisijungė naujas gausos dėsnis, nauja gausos sąmonė ir mes turim ją tyrinėti, išjausti savimi ir materinti. Ir nutrūko mintis dabar, kažkur pabėgo. Tarsi įsivardinom įsivardinom savo, kad mes patiriam gausą per džiaugsmą ir malonumą, per žaismingumą. Atmetus visus tuos senus, kad turi eiti, daryti ir tuomet tik tai gali uždirbti, ar ne, tuos senus būdus. Per sunkiai. Sunkiai. Dirbu, tuomet gaunu. Taip, mes veiklą, taip, žinoma, nesėdės ir neatskris ant debesėlio, bet gali ir tai būti, bet vis tiek turim kažką veikti, bet iš to džiaugsmo, iš to malonumo, iš to noro dalintis. Ir dabar šįryt mums visoms susijungus man atėjo iš gausos sąmonės, kaip jinai nori patirti per tėkmę, per dalymąsi ir per džiaugsmą. Ir aš patyriau tokį dalyką, va dabar iš tikrųjų mes visos turėsim kelionę į Siciliją birželio 11 ir priėmus sprendimą vykti tą kelionę, neturint man to asmeninio tokio pinigų srauto, buvo didžiulis iššūkis, iš tikrųjų. Juolab, kad supratau, aš negaliu nueiti ir kažko padaryti, kai buvau įpratus. Kažkokią tai veiklą užsukti, kažkur nueiti fiziškai padirbti. Aš turiu tiesiog, būdama savimi, pasitikėdama, kažkaip pajausdama tuos impulsus, kažkaip tą srautą generuoti. Ir tikrai naujais būdais. Taip, naujais būdais. Taip, ir va tas mano, kur aš išėjau į Facebooką ir paprašiau pinigų paremti mano kelionę, man buvo didžiulis iššūkis, be galo didžiulis, nekomfortiškas, bet kiek aš transformacijų patyriau per tai, kiek savyje atlaisvinau tų senų dalykų, apsiribojimų, per kitų žmonių tarsi, matydama kitų žmonių požiūrį, man pačiai laisvinosi, nes vis dėlto vis tiek buvo atitikmuo ir manyje kažkokių tų dalykų. Žmonės daugelis tikrai nesuprato, apie ką buvo tai, nes, tarsi tu ten susižiūrėk dalykus, daugelis siūlė man ir tas coachinimą, ir tas visas savo praktikas kažkokias, tarsi taip, aš žinojau, kaip veikia senasis gausos dėsnis. Jis veikia dabar, galiu tvirtinti savimi visiškai kitaip. Ir tas naujas gausos dėsnis gali eiti tik per mus, per mūsų tą patikėjimą, per mūsų jo išgryninimą ir suvokimą, kaip tai veikia. Ir turi būti tam tikros sąmonės, kurios tai įmaterina. Tai kai aš tą susivokiau, man aišku palengvėjo, nes pradžioje nesupratau, kodėl tai vyksta, kodėl aš turiu daryti tokius nekomfortiškus žingsnius, tarsi plėsti tą žmonių sąmonę, laužyti jų tuos stereotipus, senus įsitikinimus, nors man kaip žmogui tai buvo be galo nekomfortiška. Ir dabar pasidalinsiu paskutiniu to momentu, kas įvyko čia šitos mano askezės metu. Mes su Giedre įsikėlėm, kad paprašėm šaltinio, paprašėm savo grinosios sąmonės, kad mums parodytų, iškeltų dalykus, kurie dar trukdo tai gausos tikėjimui laisvam, tam beribiam tokiam, be jokių apribojimų, be jokių senų tų standartų. Ir man pirmadienio ryte parašo moteris, kuri pas mane buvo kursuose prieš 3 metus. Jinai ten kažkiek pabuvo ir atsijungė, aš ją tikrai labai gerai atsimenu, nuostabi moteris, ir jinai paprašė grąžinti man tam tikrą pinigų sumą. Man buvo tikrai labai nekomfortiška, nes, ta prasme, kad jinai kažkiek pabuvo, bet jau tą likusią sumą dabar jinai negali rasti ramybės ir paprašo grąžinti. Aš supratau, kad taip, aš kaip ir turiu ją grąžinti, jeigu žmogus to prašo, kad tikrai būtų ta ramybė, kad tai ne veltui atėjo ta situacija,
Bet man tarsi tuo momentu toks apstulbimas ir, bet tai man čia kelionė, dabar reikalingi tie pinigai ir kažkaip toks atėjo pirma mintis, kad nežinau, kuri pirma ar antra, bet tai prasme, kad aš dabar parašysiu jai, kad aš tarsi neturiu galimybės. Ir staiga rašant, aš suvokiu, kad aš turiu galimybę, aš turiu pinigų. Tai bus tarsi melas, netyrumas, nes gausos tas dėsnis nebegali skleistis per tos apribojančias savybės, vertybės kažkokias. Ir aš jai parašiau, kad aš to grąžinsiu, kad viskas gerai. Bet suvokiu, kad tarsi vėl patraukiau tą pinigų srautą, kuris man reikalingas kelioniai. Ir kas belieka? Pasitikėti vėl stoti savo ašį ir vėl pasitikėti, kad tie pinigai man kažkaip jie generuosis, jie kažkaip ateis, kažkokiu tai būdu, nors laiko liko labai nebedaug. Ir iš tikrųjų šiandien sulaukiau nuostabios dovanos labai netikėtos, iš nuostabios merginos, moters, kuri mane apdovanoja šį rytą nuostabia dovana ir man netgi truputėlį daugiau grįžo, negu aš buvau praradus tai moteriai. Tai aš tiesiog noriu pasidalinti to pavyzdžių vien tam, kad kai mes pasielgiam teisingai, tarsi atrodo labai nekomfortiškai ir galėjau nustumti, kažkur atidėti, kad vėliau grąžinsiu, bet aš suprantu, kaip veikia minčių galia. Ir jeigu ta moteris 3 metus ten jinai jautėsi nekomfortiškai, kad tarsi, nesąžiningai su ja pasielgta, nors aš tikrai taip nemaniau, bet galbūt ne per daug atidžiai tada į tai pasižiūrėjau ir susiklostė tokia situacija. Ir jeigu jinai generavo tas mintis į mano pusę visą šitą laiką, tai aš be galo jai dėkinga, kad jinai išdrįso ir parašė ir galėjom suharmonizuoti šitą dalyką. Ir man beliko vėlgi tik pasitikėti tuomet, kad aš pasielgus kažkaip teisingai, tuo metu kaip jutau, nors ir nelabai man patogiai, kažkokio atlygio sulauksiu. Ir aš tikrai, ta mergina yra čia ir žino, apie ką kalbu. Tai ačiū tau, Simona, tikrai norisi labai man įvardinti. Jinai labai netikėtai pajutusi irgi pati, galbūt ir tu, Simona, pasidalinsi, koks čia procesas įvyko ir kaip mes iš tikrųjų išjautėm naujai tą gausos dėsnį, ne tik išjautėm, bet jį tarsi ir įmaterinom kitaip, per kitą požiūrį, per kitą pajautimą ir tarsi netgi neasmeniškai priimdama. Žinoma, aš kaip žmogus be galo dėkinga, bet dargi mes žiūrim ir plačiau į tą visą visumą, kaip vyksta tas procesas ir kaip mes galim plačiau paskleisti ir tą žinią ir leisti tai gausos sąmonė per mus skleistis visiškai naujai, per dalyjimąsi ir per džiaugsmo skleidimą. Tai norėčiau, Simona, kad pasidalintum. Man pačiai irgi tai buvo nuostaba ir netikėtumas. Vakar vakare aš pati gavau pinigų sumą, kurios nesitikėjau visiškai. Aš dirbu 2 darbuose ir antram darbe pusę etato įsidarbinau visai neseniai. Ir čia turėjo būti mano pirmas atlyginimas. Tiksliai sumos nežinojau, koks tai bus atlyginimas. Nenoriu plėstis ir detalės, nes gali kilti klausimas, kaip tu darbinės ir nežinai, koks tavo atlyginimas. Bet tiesiog tai buvo, kad aš įsivaizdavau, kad jis bus vienoks, tai mane ta suma tenkino ir aš jį gavau gerokai didesnį, negu kad įsivaizdavau. Ir darbas nuostabus, pastaruoju metu jo buvo iš viso minimaliai. Tas mėnuo man praėjo taip lyg ant sparnų, kur atrodė, kad aš ten nieko nedirbau ir gausiu pinigus už gražias akis tiesiog. Ir kai gavau tą pirmąjį atlyginimą vakar vakare, visiškai taip netikėtai tą žinutę aš pamačiau ir aš tokia buvau laiminga, aš taip apsidžiaugiau ir jau protas pradėjo dėlioti, ką aš tais pinigais darysiu. Ir jūs jau čia pradėjo materialinius pirkinius jau sąrašiuką rašyti ir man taip šauna mintis, aš galiu padovanoti Editai. Aš žinau, kad jinai vyksta į tą kelionę su mumis kartu ir kad jinai per tokius procesus dabar eina ir aš galiu dalį sumos jai padovanoti. Tada protas mano sukluso, sako, palauk, bet taigi tu norėjai roboto siurblio. Arba tu pati norėjai tam tikrus mokymus. Ir taip tada jautėsi, kaip greit įsijungia proto žaidimai, kuris ką tik man piešia, kiek čia yra daug ir kiek aš čia dabar visko galėsiu. Ir jisai po vienos tokios minties viską persuko ir sako, ne, žiūrėk, taigi čia kaip mažai, taigi čia tau nebeužtiks.
Ir tai buvo gera ir juokinga iš tikrųjų stebėti tos proto žaidimus ir kaip netgi pačiam kūne jaučiasi, kaip viskas išplatėjo, iš to džiaugsmo išlengvėjo ir taip staigiai susitraukė, susiaurėja, vėl taip viskas ankšta pasidaro. Tai įdomu buvo tos pačius potyrius netgi pamatyti ir iš šono jau stebėti, nebeįsitraukiant į tai. Ir aš supratau, kad tai yra tikslinga, kad man pačiai tai bus vertinga ir gera pereiti per tuos savo pačios vidinius šviežiai išlindusius dar blokus ir su tuo fiziniu veiksmu juos tiesiog nulaužti, įrodant, kad aš jais netikiu ir kad taigi tai yra tekantis srautas ir pačiai pereiti prie tos minties ir to tikėjimo ir to jausmo, kad tai yra tekantis srautas ir kad jis nesustoja. Tik pati aš galiu sustabdyti, jeigu pasitikiu ir patikiu to mintim, kurios pasakoja, kad čia, ką tik pasakoja, kad kiek daug, dabar pasakoja, kiek mažai, tai tiesiog galima užsivelti tuose žaidimuose. Tai man taip pat buvo nekomfortiška, mano protui buvo nekomfortiška tą veiksmą daryti, bet aš rinkausi jį padaryti ne tiek, kiek dėl Editos, bet jau po to dėl pačios savęs, kai pamačiau, kokie dar ragiukai pradėjo lysti iš visų pašonių. Tai vėlgi, tai buvo dėl manęs, bet to pačiu per mane ir Editai, o per Editą, kuri po to dalinasi ir dar plačiau. Čia Simona, labai labai įdomu ir tikrai jaučiasi, kad tu jau tyrinėjai tą naują gausos sąmonę ir tu labai gerai jau viską pagauni ir iš karto pritaikai. Tai aš būtų labai įdomu, kai tau grįž, nes jeigu davėjai, tau turi grįžti, kad tu pasidalintum, kaip tai įvyko ir ar tai suma didesnė. Labai įdomu net irgi, ar tai auga, didėja, irgi patyrinėti tas netgi tas subtilias dalykus, detalės. Netgi po kiek dienų tai gali grįžti. Tai kviečiu dabar mus visas būti sąmoningom ir paanalizuoti, nuo ko tai gali priklausyti, tas greitis, tos sumos ir pažaisti tą žaidimą. Manau, čia yra labai svarbu išlaikyti tą stabilumą ir ramybę ir pasitikėjimą, apie ką mes visada ir kalbam, kad jeigu mes suprantam, ar ne, kad mes visas tas sąmonės talpinam savyje, lygiai taip pat tą gausos sąmonę. Ir jeigu aš esu ta gausos sąmonė, tai kodėl man iškyla kažkoks pasipriešinimas kažkur su kažkuo pasidalinti, ar ne? Tai tiesiog žinau, kad aš esu ta gausos sąmonė per mane veikia. Ir tuomet aš laisvai kažkam kažką duodu, su kažkuo pasidalinu, kas tai bebūtų. Ar tai būtų materija, ar tai būtų tiesiog pasidalinimas savo patirtimis, ar tiesiog pagalba kažkokia visiškai paprasta padėti kažką žmogui. Tiesiog visiškas tas toks laisvė elgtis taip, kaip tu nori. Visiškas tas beribiškumas visose sritise. Ir nuėmimas reikšmingumo ant to pinigų srauto. Kai mes kalbėjom, kad tikrai yra sureikšminta, todėl, kad žmonės labai yra didžiulė atskirtis. Vieni tarsi labai daug turi pinigų, kiti mažai. Ir žmonės stengiasi išgyventi. Ir ypatingai tie, kur proto vadovaujasi, ar ne, kaip Simona sako, tas protas tokius sužalia žaidimus, ar ne, kad tarsi tu staiga čia turi didžiulę sumą, jis jau iš karto išleidžia, padalina ir jau tu nebeturi ir liūdi ir jau kažkas kyla. Tai čia grinai yra proto žaidimai ir kai mes tiesiog atlaisvinsim tą reikšmingumą, tą susvarbinimą tokį, mes leisim jiem tikėti, tuo pačiu džiaugsimės tuo, dalinsimės, tai tada ta gausos sąmonė per tą tyrumą, skaidrumą, per mūsų tą tokį taurumą, labai tokias gražias savybės jinai neša. Ir tų neigiamų dalykų, sakykime, su kažkokiu išdidumu, susireikšminimu, arogancija, jinai visiškai nedera. Ir už tai mes turim tuos dalykus labai labai savyje išgryninti. Ir mano tas postas buvo truputėlį apie tai, nes aš savyje tų krislelių dar užčiapiau ir išeiti į tą visišką nuogumą, tą visišką atvirumą. Tiesiog kitiem taip atrodė, kaip tu šitaip gali, kur tavo išdidumas, kodėl tu šitaip eini ir prašai, o tai buvo visai ne apie tai, tai būtent apie tą nuolankumą paprašyti. Ir paprašyti ne duonai, o paprašyti kelioniai, kas irgi lauža labai tuos senus standartus. Tai
Tai va, ir dar noriu garsinti visiems, kas klausysis, ir mums pačiom dar kartelį, kad nereikia įsivaizduoti, kad viskas labai labai eina, taip jau jeigu einam tuo sąmoningumo keliu, ar ne, tos esam dvasingos, suprantam tos dėsnius, kad viskas labai jau rožiam klotam, ir tikrai ne. Mūsų sąmonės nori čia patirti, nori kurti. Ir tų patirčių jos sukuria mums labai įvairiausių, ar ne? Vien tam, kad mes paaugtume, kad mes daugiau įgytumėm tos patirties. Ir jos gali būti protui mūsų, būtent protui ir žemiškai sąmoniai, labai nekomfortiškai. O sąmonė tai tiesiog yra patyrimas, patirtis. Nebėra to dualumo, nebėra gerai blogai, nebėra sunku lengva. Tiesiog požiūris mūsų turi pakisti labai į tai. Labai turi atsiverti tas matymas platus, aprėptis ta tokia padidėti. Ir tiesiog, kai keičiasi tas požiūris ir tos situacijos iš tikrųjų jos lengvėja. Jos nebėra tokios kažkokios labai sunkios. Nuo mūsų tos harmonijos, nuo mūsų tos susibalansavimo ir priklauso, kokios jos ateis. Jeigu reiks kažką išmokti, taip, tai tuomet ar kažką savyje išgryninti, pamatyti dar per tą situaciją, su kuo mes esam susitapatinę ir nematom, sakykim, tuo metu, ar ne. Tiesiog mūsų tapatybė, ta senoji prilipus, nenori trauktis, kai traukis be galo skauda, nesuprantam, kas čia vyksta, bet tiesiog, kai turim žinių apie tai, tuomet mes lengviau galim pasižiūrėti, kad, taip, vyksta procesas kažkoks, kurio aš proto gal ir nežinau, neapčiuopiu, bet aš pasitikiu, aš stengiuosi būti harmonijoje, ramybėje, stabilume ir leidžiu tam vykti. Tai va, tai dar norėsiu šitai įgarsinti. Ačiū, Edita. Tai aš galvoju, gal mes šiandien jau ir užbaikim. Gal nebent galiu pridėti tai, kad ta nauja gausos sąmonė ir apskritai tos viena iš pagrindinių vertybių yra dėkingumas. Ir dėkingumas viskam, kas ateina, visos tos pamokos, tos patirtis ir tie visi pinigų srautai, tai stengiamės pastebėti, pasidžiaugti ir žinoma padėkoti. Ir padėkoti sau už tą 3 dienų iššūkį, ne, Edita? Taip. Taip, dėkingumas savo ir kitiem. Taip. Ačiū labai. Ir aš dar noriu žodžio, nes dabar įkrito, tai taip ir pasakyti. Aš labai noriu, naudodamasi progą, pakviesti, tikrai to neplanavau, bet man atėjo mintis, tai aš ją išreikščiau. Pakviesti į projektą Įsigrynink tiesą savyje pas nuostabias merginas Eveliną ir Jomantę, kuris prasidės birželio 5 dieną. Mes visos 3 dalyvavom pirmajame etape ir patyrėm iš tikrųjų labai labai nuostabius pokyčius, labai nuostabius dalykus, labai didžiulį išsigryninimą, pamatymą visų manipulacijų, kurios veikia aplink mus. Tai tikrai labai nuoširdžiai visas kviečia, mes ten irgi dalyvausim ir būsim. Ir kas pajausit, rašykit arba mum, arba Evelinai ir Jomantei, jeigu pažįstat, tiesiog nesvarbu kaip, tuomet kažkaip pasidalinsim tą nuorodą įdėsim. Nuorodą ar kažkokią informaciją pasidalinsim, bet tikrai labai nuoširdžiai kviečiam jungtis į tą mūsų didelę, gražią, mylinčią šeimą ir keliauti su mumis drauge per tuos patyrimus, nes visiems susijungus tikrai daug lengviau ir daug paprasčiau praeiti visą tą virsmą, kuris vis tiek vyksta ir niekaip to nebepaneigsim ir atgal nebegrįšim. Tai labai labai ačiū merginos ir labai labai ačiū visiems. Ačiū. Man įkrito lygiai ta pati mintis, Edita, žodis į žodį. Pakviesti ir paminėti šitą projektą, nes mes ar ką einam dabar, tai man bent jau tikrai buvo didelis šuolis šitam projekte įvykęs. Ir turbūt sparčiausias mano asmeninis pokytis ir augimas ir išsigryninimas, sustiprėjimas, tyrumo pajautimas, patyrimas, nusimetimas visų, tikiuosi, kad visų, o jeigu ne visų, tai su laiku ir likusiu atribojimų nusimetimas ir tikrai magija pas šitas mergaitės vyko ir vyksta ir nuoširdus rekomendavimas jungtis. Taip, ir svarbiausia, kad tai jaučiama mūsų kasdienybėje jau, ar ne? Jaučiama jau, kaip tai veikia, ne tai, kad kažkur energetinėje erdvėje mes gaunam žinių, informacijos, bet būtent jau čia mes galim tai patirti ir tuo gyventi. Tai labai nuostabu tikrai. Kas nori pokyčio,
šuolio kvantinio. Prašau jungtis. Taip. Viską sudabdau.